yra mano mokytas, kadangi savo gyvenime neturėjau tėvo, tai buvo žmogus, kuris man atstojo ir mokytoją, ir tėvą, ir viską, kas gali sudėti brangų žmogų, žodį, brangus žmogus. Ir vieną kartą aš atėjau pas jį po kelių žaidės ir sakau, man to sakykit, būna žmonės ploja, o aš kažkaip nežinau tokį toliau, ne? Ir kažkaip pratęs kalbą, atsakyti jūsų šypsenas, jūsų akis, kaip atsako šios vietos, nežinau, mūsų vedėjas, gerbiamas Dovydas. Ir sakau, savo mokytojui, sakau, mes pasakykit, ką tokiu atveju daryti, kai žmonės ploja, aš noriu toliau kažką sakyti ir tas judesys toks, kad taip toliau ir toks neišmanimas didelis. Maestros sėdi, 79 metų, žiūri mane iš fotelio savo didžiulio ir sako, durniau, tylėk! Aš vis dar mokausi. Ačiū Jums labai. Sekanti daina, kurią atliksiu Jums, tai yra daina, kurią pirmą kartą išgirdau 5 klasėje. Paišiau tą, ką mačiau per langą. Visoje savo gyvenimo pradžioje kiekvienas iš mūsų padaro pasirinkimą, jie nusprendžia, ko jis nori būti ateity, arba tai vyksta palaipsniui, ne? Ir tuo metu aš buvau nusprendęs, kad būsiu dailininkas. Ir praėjus šiek tiek laikui, tai ką mačiau per langą vaišydamas, girdėjau tą seną patefono kūrinį, kurį jūs padainuosiu. Ir pagalvojau, bet jeigu nepaišyčiau, tai visai būtų faina dainuoti galbūt, nežinau, akademinę muziką, ar šiaip dainuoti būtų įdomu visai. Dabar stoviu prieš Jūs su lakierkom. Ir galvoju, kad žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Taigi, šiam kūriniui parašiau žodžius, muziką sukūrė Lara Fabian. Caruso. Likimybės dainos atskrenda iš neregėto kranto. Suirba sielai smuikas, kai kažkas kažko netenka. Ir tavo tylios ašaros lietaus lašais nulijo. Vienatvės sunkios rankos laiko jau nebijo. Svajonėms žvaigždės krenta, matau miesto vieną ranką, tavo švelnios rankos. Girdžiu, kaip skamba muzika, kaip skamba piano forte. Jaučiu mirties akimirką,